Mindaugui, tau šiandien dvejopos rungtynės, įvartis ir raudona kortelė. Nu jo, vienas dalykas teigiamas, kitas neigiamas, aišku. Gerai, kad ir iš varžovų komandos gavo raudoną, tai negavo pranašumą už mano kortelę. Kaip galėtum pakomentuoti savo įvartį ir raudoną kortelę? Įvartis kaip eilinis įvartis. Gal iš tikrųjų truputį galėjo vartininkas traukti, o kortelė tai manau neteisinga, antra geltona. Nežinau, kitiems spręs teisėjas, nes teisėjas ką parodė, tas yra tiesa, bet manau, kad klaida buvo jo. Kaip vertini šias rungtynes? Teigiamai, nepralošėm. Kovojom ir jie ne tik prieš galą susikūrė kelias progas, taip. Gal iniciatyva buvo jų, bet žaidėm gerai. Aišku, kad išliko, vis tiek ilgus metus žaidžiau ten, daug malonių prisiminimų. Ir dabar malonu pakovoti su savo buvusiais kolegom. Visada su jais sunku žaisti. Tikėjomės geresnio rezultato, bet ką padarys. Kaip pasikeitė komanda per tą laiką, kol tavęs nėra mūsų komandos? Komanda labai pasikeitė, atjaunėja. Nežinau, vaikinai tie, kurie tada, kai žaidžiau, jie žaidė už antro komandą, dabar stipriai dadėjo. Nežinau. Kaip vertini šias rungtynes? Sunkios rungtynės. Taip ir tikėjomės, kad bus sunku. Šiauliai visiems duoda ko, nesvarbu, kur žaistų, namie ar išvykai. Vis tiek su mumis jau šeštas rungtynės nepralaimėtas, tai vis tiek rezultatai kalba patys už save. Pristatau varžovų komandos vyr treneris Fabio Lopes. Just your comments. But we today know that play with strong team. And I coming to first training just 2 days ago. We were together with my second coach. We work today just for this tactic. We play how we can play. In this moment we have all young players, all team is young. With Ekranas is very good team. We coming in Panavišys and prepare this match in this moment. So we waiting, try to close it all free zone that Ekranas try to open our defense. But my young player play today good. Stop, I think. 1-1 is okay for your team, for you? 1-1 for first match, I think is very good. We have a chance for win, but I don't want with my friend. Well, that's preparing this model match. I look match Kranas Žalgiris. I study a little bit this match, and I speak with my player. Today I want that we waiting in our side Kranas. We try to have a contract. Aišku, sudėtinga kažką labai dabar taip skamba komentuoti. Sakykime, mano požiūris toks buvo, rungtynės mums pavyko pirmam kėlinyje, reiškia, primest savo žaidimą, buvo daug judėjimo, daug žaidėjų, atliko daug darbo, presingavom, bandėm presinguoti, bandėm sakykime, sukurt perėmę kamuolį momentus. Aišku, ne visai pavyko perėmus kamuolį baigiamoji stadija, 1-2 pasai kažkur tai pralaukdavom tuos momentus, kur turėjom. Bet šiaip judėjimas ir žaidėjų atsidavimas, sakykime, buvo tikrai neblogas. Aišku, kažkiek tai išmušė iš vėžių įvartis Šiaulių, kuris, aišku, dar reikia pasižiūrėti, kodėl taip pasidarė, kad žmogus iš krašto atsirado vidury ir pramušė 16 metrų. Neturėtų būti nuo 16 metrų, tokių situacijų neturėtų būti. Bet kitas dalykas, kad, sakykime, antrą kėlinį vėlgi tas visą laiką ataka, savotiška rizika, susiję, aišku, su kontratakom, kur buvo tam tikrų momentų ir prie mūsų. Nepavyko iki galo, sakykime, buvo ir tas momentas, sakykime,
turbūt Kavaliauskas galėjo išgelbėti mus. Tai šiek tiek šiandien pritrūko tos sėkmės, kuri galbūt mus liūdėjo žaidžiant anksčiau, sakykime, su Atlanto ar su Žalgiriu. Tai tokia sėkmė būtina futbole. Bet šiaip bendras vaizdas aš nesu nusivylęs, sakykime. Ir galbūt tik tai galima būtų paminėti, kad žaidėjai, kurie neturėjo žaidybinės praktikos, sakykime, praleidinėjo praeitą turą, Tomkevičius, Rimavičius, šiandien nebuvo iki galo tie, kas norėjosi matyti ir ko aš tikėjausi iš jų. Bet sakau, darbas toliau vyksta, ruošiamės sekančiam rungtynėm. Viskas, klausimų nėra. Dėkui šitą. Ačiū. Sėkmės. Pasimatysim. Gerai.